Jėgos vieta ir žydėjimas. Ant Užupio meno inkubatoriaus galeros. Čia estų menininko darbas ir dar kai ko. Šie langai, du mano studija buvusi kažkuriais tai laikotarpį iškart po remonto. Ten turėjau ir galeriją, ir fortepijoną, pianiną ir visą kitą. Paskui studija persikėlė į šitos du langus, kur stebėdavau visą šitą vyksmą prie Vilnelės. O čia Jėgos vieta. Jėgos vieta gimė mano idėja kartu su gruzinų skulptorium Iraklis Suladze. Ir mes ją realizavome kokius 2 metus. Per tą laiką aš išmokau skulptūros, išmokau lipdyti, išmokau daryti, pamačiau visą procesą. Čia yra labirintas, galima eiti su pirštu ir moteris šokanti. Čia yra sielos veidrodis. Jeigu norit pamatyti savo sielą, pajausti ją, trinkite kasdieną bent po 15 minučių ryte, per pietus ir vakare. Čia pirmoji meilė, amžinoji meilė, visas meilės ciklas. Čia dieviškoji akis. Čia visokie kepsūrų kryžius, besisukanti spiralė. Ir aišku, Jėgos vieta, kur ranką dėjo daug žymių žmonių, tokių kaip jo šventenybė Dalai Lama. Kažkur čia praėjo popiežius, kažkur čia sėdėjo Igoris Kalinauskas ir pastatė čia didžiulį stulpą energetinį iki pat dangaus. Tai ir dabar čia prisiliesti, pajausti ir pabūti. Jaukiausių vietų Vilniaus mieste prie Vilnelės. Smagu, kad kažkas vėl atsigaivino ir stato bokštus, kaip aš kadaise. Reiškia, tradicija perima. Tai džiugina mano širdį. Tai sėkmės atradimuose, skanuokite ir atraskite.